Buvo labai paprasta iš tikrųjų, nes kai baiginėjau bakalaurą vadyboje, su mūsų įmonė, kurioje dirbo konsultantė Jolanta Dvarioninė ir natūraliai gavosi taip, kad tiesiog domėdamasis, ką veikia ir iš kur tos žinios konsultuojant ir pasukau link aplinkos inžinerijos instituto ir taip ir atsidūriau šitose studijose. Pasirinkau šitą programą ir apinį kaip vieną geriausių Lietuvoje aplinkos apsaugos programą. Studijų programa sužavėjo, nes norėjau tęsti tai, ką pradėjau bakalauro studijose ir norėjau gilintis į tą sritį, kuri man patinka. Buvau konsultacinėje įmonėje, būtent aplinkosaugos vadybos konsultantė. Tai tiesiog norėjau gilinti žinias dėl savęs pačios ir ieškojau, kas tai galėtų tokią būtent studijų programą pasiūlyti. Ir aišku, tuo metu buvo tikras atrandimas. Tiesiog taip gyvenime susiklostė, kad ta magistro studijų programa, tiesiog pas mane atėjo tokio laimingo atsitiktinumo dėka. Važiuodama į Kriukę sutikau vieną žmogų iš instituto ir jisai tiesiog labai gražiai nuteikė, labai papasakojo įdomių dalykų, kad labai daug visko daro įdomaus institute. Iš principo, kad davė ilgalaikį perspektyvą, ne tik tam darbui, kad davė, o davė dar tai, kad šičia studijų metu kur kas labiau sekėsi pažinti, kaip veikia sistemos, išmokti jas valdyti ir tas žinias taikau kasdien. Studijų programa, mano nuomonė, buvo pilnai išpildyta, ne veltui pripažinta geriausia pernai metų aplinkosaugos studijų programa. Ir moduliai, kurie buvo dėstomi, tiesiog sudarė sistemą. Kaip gerbiamas Jurgis Staniškis sakydavo, viską reikia žvelgti sistemiškai ir sukurti darną. Ji ypatinga tuo, kad nereikia nieko karti mintinai. Taip galima pasakyti. Nes tu turi jungti savo mąstymą, kokį ten tik tokį turi. Aš skraidžiau tiesiog šitų studijų metu ir aplinkos inžinerijos institute ir tiesiog aš mėgdavau į studijas, man labai patiko. Studijų kokybė mane tikrai pribloškė, nes tiesiog tikrai supratau, kad gaunu kokybiškas studijas, tas studijas, kurios galima praktiškai pritaikyti. Tiesiog mes turėjom galimybę prisiliesti prie įmonių, pasižiūrėti, kaip įmonėse, kokia yra situacija su aplinkos studentui, tai yra ideali vieta mokymas. Nebuvo tokio atotrūkio tarp dėstytojo ir studento. Dėstytojas ir studentas atrodydavo, kad jie bendrauja kaip lygus su lygiu, visą laiką galėjom klausti patarimų. Tiesiog kažkaip labai gera buvo atmosfera. Su kiekviena minute, su kiekviena paskaita, su kiekviena, dėstytojo kažkokiais pasakytais naudingais dalykais, iš tikrųjų tik džiaugiausi, kad pasirinkau šitą studijų programą. Lyginant su prieš tai buvusiom studijom, kurias baigiau, tai buvo tiesiog kitokios paskaitos, kitokie dėstytojai, kitaip pateikiantis medžiagą, dėstytojai labai įdomus, žinantis praktinių daug dalykų, tiesiog su kiekviena teorinė paskaita jie turėdavo pasakyti kažkokį realų pavyzdį. Čia yra labai individualu ir mano atžvilgiu, man visi dėstytojai labai patiko, man buvo autoritetai. Tikrai aukščiausios kvalifikacijos. Smagu, kad mes iš jų mokėmės. Smagu iš tikrųjų gauti žinių iš tokių žmonių. Nes labai nuostabūs žmonės, jie yra kiekvienas savo srities ir dėstomo dalyko tikrai žinovai ir jie pertikė ne tik teorinės žinias, bet labai daug praktinių žinių. Kiek teko bendradarbiauti, kiek matyti įvairių dėstytojų institutų,
Tai galima teikti drąsiai, kad nei vieno nėra tokio, kur dirbtų tiek daug atraktyvių žmonių, norinčių gerai atlikti savo darbą, kurie tai daro savęs nei trupučio negailėdami ir šitoje vietoje pagyros be išimčių visiems. Aš palinkėčiau studijuojantiems ir norintiems studijuoti, kad jie žinotų, kad pasirinko tinkamą programą, iš jos paimti kuo daugiau. Palinkėčiau atidžiai apgalvoti, ar jie nori dirbti šitoje srityje, nes manau, kad tu turi mėgti tai, ką tu darai. Tu turi mėgti šitą sritį ir kai tu tikrai žinai, kad tai yra tau, tai yra labai labai įdomu ir naudinga. Aš manau, kad tai labai gera studijų programa. O ką aš galėčiau palinkėti, kad tai, ką duoda aplinkos inžinerijos institutas, jis duoda tiesiog tas žinias, kad vis tik jas sugebėti pritaikyti, pritaikyti savo karjeros sėkmę, profesiniam tobulėjimui. Norėčiau palinkėti, kad kiekvienas paimtų kaip galima daugiau, kad išdrįstų, kad nebijotų kalbėti, kad nebijotų klausti, kad domėtųsi, siektų ir manau, kad šita programa gali duoti tikrai daug.